Angelų sargų diena spalio 2, tačiau Druskininkų policijos komisariato pareigūnai ją paminėjo ketvirtadienį. Policijos dienai skirti renginiai prasidėjo Druskininkų bažnyčioje, kurioje aukotos mišios už dirbančius ir atitarnavusius policijos pareigūnus. Oficiali Angelų sargų dienos minėjimo ceremonija surengta Turizmo ir verslo informacijos centre, kuriame dalyvavo mūsų miesto pareigūnai, prokuratūros, teismo atstovai, kiti svečiai. Iškilmingame renginyje su profesinė švente susirinkusiosius pasveikinęs Druskininkų policijos komisariato viršininkas Alvydas Jurgelevičius pasidžiaugė pasiektais rezultatais. Statistikos duomenimis ištirtų nusikalstamų veikų skaičiumi Alytaus apskrityje druskininkiečiai pirmauja, o Lietuvoje šie rodikliai patenka į pirmąjį penketuką. Šiai dienai beveik 70 turime procentų ištirta nusikalstamų veikų. Tai išties aukštas procentas, kuris yra vienas iš aukščiausių ir Respublikoje. Tai yra nuostabus rodikliai, kadangi nusikalstamumas labai yra sumažėjęs ir aišku, tai prevencinio darbo dėka ir įdiegtų naujų technologijų, kurios buvo įdiegtos prieš keletą metų ir jeigu net kiti Respublikos komisariatai prašo pas mus pagalbos, ar nebuvo vienas ar kitas fiksuotas asmuo su piktais kėslais, tai aš manau, kad tai daro labai didelį poveikį jų ketinimam Druskininkų mieste ir jie čia, aš manau, atvažiuoja tik tai pailsėti, bet nedaryti blogų darbų. Į Angelų sargų dienai skirtą minėjimą atvyko Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Gintaras Tankaitis. Pareigūnas didžiavosi Druskininkų policijos komisariato kolektyvo pasiektais rezultatais. Druskininkai apskrities mastu atrodo labai palankiai. Eilė metų jie rodo labai gerus darbo rezultatus ir mes kaip vadovybė vyriausio policijos komisariato esam patenkinti jų darbo rezultatais ir kokybė. Kaip Jūs manot, kas lemia tokius gerus rezultatus? Visų pirma, visus rezultatus visada lemia kolektyvas geras. Taip pat kolektyvui vadovauja geras specialistas, puikus vadovas ir sudėjus viską į vieną vietą gaunasi puikus rezultatas. Ketvirtadienį surengtos oficialios šventės metu apdovanoti labiausiai nusipelnę policijos darbuotojai. Jiems skirtos padėkos atminimo dovanos. Šventėje savivaldybės vadovų dėmesio sulaukė 3 pareigūnai – vyresnysis inspektorius Tautvydas Aušra, inspektorius Juozas Augus ir viršila Vidas Aleknavičius. Šiems policininkams mero pavaduotoja Kristina Miškinienė įteikė padėkas ir vardinius laikrodžius.